probleemidega. Aitäh teile! Thank you. Madam Morkunaitė Mikulėnienė. Dėkui, ponas pirmininkė. Nemažai valstybių šio ekonominio nuosmukio laiku patyrė tikrai smarkių sukrėtimų ir nemažai iš ES valstybių kritimas viršijo apie 10%. Todėl labai svarbus ES dėmesys ne tik senosioms ES valstybėms, bet ir toms, kurios neseniai įstojo į ES ir naudojasi struktūriniais fondais bei socialinio fondo parama. Struktūriniai fondai tai svarbus instrumentas galintis padėti atsigauti valstybėms narėms patyrusiems smarkų ekonomikos nuosmukį. Tad supaprastinus reikalavimus struktūrinių fondų įsisavinimui, manau, tai bus galima padaryti kur kas efektyviau. Signor Antoniozzi, prego. Grazie signor Presidente.